Sveiki. Šiandien lapkričio 18 diena, pirmadienis. Apžvelgsim 999 karo dieną, kas vyko fronte, labai trumpai. Pirmiausiai dėkui tas, kas stebit kanalą, kas prenumeruojat, kas spaudžiat like, kas remiat per Contribui, nuoroda aišku apačioje, kaip visada yra įdėta. Ir pasirašinėjimai Telegram kanale, lygiai taip pat nuoroda yra apačioje. Aišku, pradėsiu nuo mums gerai žinomo rajono, tai yra Sužos arba Kursko srities. Kas čia įvyko? Pirmas dalykas tai, kad didelis spaudimas vyksta būtent šitoje vietoje. Čia įmestos dvi divizijos, 76, 106, 86 brigada DVD desanto, tai čia visos desanto, ir viena 155 jūrų pėstininkų brigada. Tikslas yra būtent pramušti šitą flangą, kai išeitant geležinkelio linijos, aišku, ir stumti ukrainiečius. Buvo pasirodė naujienos tokios, kad yra apsupti čionai ukrainiečių padaliniai. Taip, buvo apsupti, bet deblokavimo grupė pasidarbavo, deblokavo ir padėjo išeiti iš apsupimo ukrainiečių daliniams. Situacija yra kontroliuojama. Toliau mes turime įtemptą vietą, tai būtent čionai, kur bando lygiai taip pat brautis link kelio, ir kartu einama nuo Martynovkos, būtent iš čia. Lygiai taip pat judama link šito kelio. Tikslas yra kuo užblokuoti, per šitas dvi kryptis užblokuoti ukrainiečius. Šita pusė bus greičiausiai, kad sunaikinta. Aišku, kol kas tai yra tik tai didelės dedamos pastangos, kuriuose rusai patyrė labai daug nuostolių. Patys matot, patys stebit iš kitur, apie juos aš nekalbėsiu, tai tiesiog labai dideli nuostoliai, kaip patys matot, ypač technikos. Ir naujausia technika, svarbiausiai, kad yra naikinama. Toliau mes turime Charkovo kryptį. Čia yra situacija labai įdomi. Iš tikrųjų, mūšiai vyksta abiem kryptimis. Rašistai bando judėti iš čia link čia, o atvirkštinė reakcija pas ukrainiečius yra vis dėlto flanguoja į senai buvusias kryptį čionai. Tas pats ir Vovčianske, ukrainiečiai bando vis dėlto atakuoti į priekį, bet kol kas nei ten proveržių nėra, nei vienoje, nei kitoje pusėje nėra. Situacija lygiai, galima taip sakyti. Toliau mes turime Kupianską. Taip, buvo pasirodžiusi informacija, neneigsiu, kad prasiveržę buvo rašistai į Kupianską. Taip, būtent keliu. Ir dabar mes matom, realiai jie išėjo, padarė tokį labai tvirtą greitą žingsnį, metė desantą. Aišku, kas įvyko, desantas prasiveržė, ten 1-2 mašinos ir tuo viskas baigėsi. Aišku, ukrainiečiai šitą kelią nelabai dengė, galima sakyti, jis buvo naudojamas jų kaip logistinis kelias, tai reiškia, nėra minuojamas, visa kita, kaip ir laisvas judėjimas. Tiesiog išnaudojo spragą, kurią rado rašistai ir išjudėjo. Aišku, kas gerai, kad neįsitvirtino Kupianske. Tai buvo desanto grupė, kurią sunaikino, kai netgi video buvo parodyta, kaip 3 rašistai pasiduoda. Toliau, aišku, kas yra aktualu, tai kad judama Lušivkos kryptimi, kaip ir mes sakėm, čia be pakeitimų ir aišku bandoma išėti Kupiansk Vuzlavoj, tikslas yra, bet kol kas, kai matom, mūšiai vyksta kairiajame Sinkivkos flange, ir aišku, iš šiandien bandoma išeiti. Aišku, vienas dalykas, kad pradėjo flangą plėsti link Borovoje, link čia judėti. Žiūrėsime, ką tai įsivystys, nelabai tikiu, kad turės tiek pajėgumų, greičiausiai pajėgumai bus mesti būtent šitam placdarmui išmušti ir išeiti ant upės Oskil. Tai čia yra jų pagrindinė užduotis ir manau, kad tai bus koncentruota į tai. Toliau, kaip ir matom, šitoj kryptyje Borovaje bandoma judėti Kopanki kryptimi, bet čia kol kas jokio proveržio nėra. Ir kaip ir buvo minėta praeitoj ar užpraeitoj apžvalgoj,
Rašystai bando smaugti Terny pusę, tai yra judėti link pietų ir po biškį išstuminėti iš Jampolivka Torske krypties, einant per flangą. Kai jie pajuto, kad ukrainiečių flangai yra silpni, tai va tą bando ir padaryti. Žiūrėsim, čia reikia stebėti. Į ką tai įsivystys, aišku, čia dabar yra sudėtinga situacija, dar čia porą pravažiavimų likę, bet tikrai yra sudėtinga, bet ukrainiečiai tikrai čia laikosi. Aišku, artimiausiu metu, kas dabar įvyko, tai įvyko, galima sakyti taip, Časif-Jare pasikeitimas yra ir Časif-Jare galit pažiūrėti, jeigu dar neduoda, įduoda. Tai vat šitoj vietoj galima padidinti žemėlapį. Įvyko prasilaužimas ir rašystai į Časif-Jaro, lyg pajudėjo link Časif-Jaro centro. Tai, kai matom, šitą kryptimį, kas buvo keiščiausia, čia turėjo būti stipriausia gynyba, bet sugebėjo prasiveržti ir judėti Časif-Jaro centrą, galima taip sakyti, per centrinę gatvę. Kas toliau, dabar sudėtinga spręsti būtų, aišku, pirmiausiai, vėlgi, į Časif-Jarą įsivėlus, tai yra gatvių mūšiai, tai čia bus tikrai sudėtinga situacija, nebus didelio dėmo, bet greičiausiai bandys vėlgi apeidinėti flangais, nes bus dėmesys mestas į centrą ir tokiu būdu Časif-Jarą užblokuoti ir paimti į savo rankas, sakykime taip. Žiūrėsim. Toliau, Toretsko kryptyje situacija kol kas yra be pakeitimų kažkokių, tai nieko neįvyko tokio, kad būtų galima kažką pakomentuoti. Vykstas intensyvūs mūšiai tiek Toretsko kryptyje, tiek Niujorko kryptyje arba Nelipivkos kryptyje, čia kur Azovo 12 brigada ir daugiau nieko. Toliau mes turime situaciją įtemptą būtent turbūt, sakyčiau, Pakrovsko kryptyje, bet čia kol kas situacija nėra tokia, kad būtų labai tragiška. Gynyba laikosi, aišku, nuo miesto padaliniai yra nuo pačio Pakrovsko atitolę, mūšiai atitolę, grubiai tariant, per 10 km, kažkas sako 6 km daliniai, tai reiškia 6, tai dar nereiškia, kad jie užėmė, galima 9 km aš randu, šiaip sako 6, nežinau. Sunku komentuoti šitą vietą, aš laikysiuosi, aišku, jeigu visiškai priemesti, gal ir galima datemti kitų 6 km, sakykim taip. Bet, sakau, čia aš tikrai nespekuliuosiu šitais dalykais. Esmė yra tokia, kad čia situacija kol kas be pakeitimų, ką mes matom. Net nėra nei pralošta, nei kovota, nei, kaip sakant, prarastų teritorijų. Didžiausias turbūt šiai dienai aktyvumas yra būtent Kurachovės kryptyje. Čia rašystai bando, pirmas dalykas, užimti Kurachovę, susprogdintą dambą, kuri trukdo, aišku, automatiškai atsitraukti būtent iš čia esantiems padaliniams. Juos bando, aišku, rašystai uždaryti, bet kol kas situacija yra tokia, kad gynyba kol kas laikosi, nekrenta. Tai vat pasižiūrėsim. O toliau Kurachovės kryptis, tai yra sudėtinga situacija, nes rašystai bando judėti dalinę kryptimi, tai yra būtent iš čia, išeiti ant kelio. Iš tikrųjų, jeigu aš neklystu, čia kažkur kelias turėtų būti. Galiu ir suklysti. Ir jį blokuoti. Tuoj sekundė išjungsiu aš iš vis. Jo, neapsirikau, logistinis kelias yra. Ir pirmas dalykas tai yra šitas kelias, kurį norima blokuoti. Tai yra iš Kurachovo į Konstantinopolį.
į čia kelias, uspešne, čia yra būtent logistinis kelias. Pirmas dalykas, ką noriu padaryti, tai yra atkirsti šitą kelią, nes tada apsunkėtų logistika būtent šitos gynybinės linijos, galima taip pavadinti, arba gilumos. Ir aišku, kitas dalykas, ką bando rašystai padaryti, tai yra vėlgi taip pat išeiti ant dačinę ir lygiai taip pat atkirsti šitą kelią. Tai praktiškai blokuoti visą rajoną, logistinį rajoną. Ir šitoje vietoje blokuoti būtent šitą kelią. Tai yra situacija tikrai laukia nepavydėtina ateityje šitos ukrainiečių grupiruotės, bet kol kas jinai yra kontroliuojama. Galima sakyti, šiam momentui yra operatyviniai apsupti vienas rajonas, nes visi logistiniai keliai kontroliuojami visom ugnies sistemom, bet jie nėra apsupti. Tai reiškia, gali bet kuri transporto priemonė pasiekti iš kažkokios priemonės. Tai tiek. Tai reiškia, sudėtingėja logistika. Ta patį turime šitoje vietoje, operatyvinis apsukimas ir galima sakyti ir čia tas pats. Nes puikiai iš čia galima atakuoti artilerijos sistemom čia, pasiekiama iš čia šitas kelias, lygiai taip pat kelias yra apšaudomas iš čia, lygiai taip pat iš čia. Kai matot, iš visų pusių visi keliai yra kontroliuojami ugnies priemonės. Tai vat, kai matom, tikrai čia yra situacija nedėkinga. Taip, toliau mes judam. Jeigu žiūrint Velyką Novosilivką, čia situacija turėtų būti be pakeitimų, kiek aš atsimenu. Nieko neįvyko per artimiausias. Šiek tiek bendrai yra čia prarastos teritorijos, bet yra taktiniai praradimai. Ir tiek. Kol kas, kaip ir buvo tikslas jų išeiti ant Novosilivkos, aišku, vėlgi eiti ant greičiausiai šito kelio. Toliau, didžiausia problema kelia būtent čia koncentruojami padaliniai, kurie kalba, kad greičiausiai ukrainiečiai bus bandoma forsuoti Zaporižės kryptyje daryti puolimą ir užimti Zaporižę, bet kol kas tai nėra patvirtinta, sakykime taip. Bet kol kas intensyvių mūšių čia irgi nėra, labiau tik tai koncentruojamos pajėgos. Tai gali būti kažkas iš čia pasikeis, jau ne pirmą kartą buvo tokia situacija, jinai vis kartojasi. Tai kartojasi dažniausiai Kupiansko kryptyje, ten buvo 100-tūkstantinė grupiruotė surinkta, kas sakė, puls Kupiansko, o paskui išsiskaldė. Gali būti ir čia tas pats, kad iš čia paims ir išstums dalinius kažkur tai kitur. Kalba einant apie Kursko sritį, jeigu žiūrint, tai kai sakyt, ar pasiteisina, nepasiteisina šitą operaciją, sakyčiau, šiai dienai jinai pasiteisino, kai matot, intensyvumas mūšio lauke tikrai sumažėjo, ypač daug nuimta įtampos nuo Pakrovsko krypties, kai matom, pagrindas vyksta tik Kurachovkos kryptyje, viskas, Kurachovo kryptyje, daugiau nieko didesnio intensyvumo nėra. Tai daryti jums išvadas. Taip, kas keisčiausiai pasirodė didelis judesys būtent Chersono kryptyje. Ką jie čia planuoja, vieni sako, greičiausiai bandys forsuoti, netikėčiau, kad forsuos, greičiausiai bus įmamasi daryti operaciją, išvalyti salas nuo ukrainiečių. Tai va šitą dalyką, ką jie gali padaryti, tai yra būtent, kai kairį krantą praktiškai įsivalyti nuo ukrainiečių diversinių grupių. Tai šitoje vietoje, aišku, ir bandys greičiausiai daryti valymą ir priartėti prie upės krantų, iš kur galėtų daryti tolimesnius apšaudimus, būtent į gilumą tą patį Chersoną apšaudyti artilerinėmis sistemomis, galbūt pasiekti kažkuriom priemonėm Zelenivką arba Bilozerką, sakykime. Aišku, šitas krantas jau yra visas apšaudomas. Tai va, tokia situacija šiai dienai yra fronte. Kaip sakoma, biški naujas formatas, sutrumpėjo. Greičiau pabandžiau papasakot, kas vyksta fronte. Dėkui dar kartą, kad remiat kanalą, spaudžiat pamėgti, prenumeruojat, aišku, remiat per Contribui ir iki sekančio.